Šiandien žiniose. Sodra ragina gyventojus sukaupti dokumentus pensijai iš anksto. Mažiau išlaidiems krepšinio sirgaliams palapinių miesteliai. Panevėžyje surengtas respublikinis ugniagesybos sporto čempionatas. Gyventojai, kuriems artėja pensinis amžius, raginami iš anksto pasirūpinti būsimą pensiją. Tai ypač aktualu tiems, kas socialinį pensijų draudimo stažą įgijo anksčiau nei 1994 metais, kadangi Sodros duomenų bazėje informacija apie fizinių asmenų draudžiamasias pajamas ir socialinio pensijų draudimo stažą pradėta kaupti nuo 1994 metų sausio 1 dienos, todėl informacijos apie gyventojų draudžiamasias pajamas ir socialinio pensijų draudimo stažą įgyta iki tos datos nėra. Tiems žmonėms, kurie pradėjo po 94 dirbti, tarkim, jaunesnio amžiaus žmonės, tai jiem niekur kreiptis nereikia, nes po 94 sausio 1 dienos visi duomenys jau apie juos yra Sodros duomenų bazėje. Viskas suvesta į kompiuterius, bet kas nedirbė, kas dirbė iki to laikotarpio, tai yra vyresnio amžiaus žmonės. Tai va tų duomenų Sodros duomenų bazėje tiesiog nėra ir tiem reikia kreiptis, jiem reikia susiieškoti iš buvusių darboviečių. Ir be abejo raginam kuo anksčiau kreiptis, kadangi įvairiai atsitinka, buvusios darbovietės keičia pavadinimus, bankrutuoja, archyvai dingsta, duomenys nusimėto ir kuo greičiau mes juos susirenkam. Visiškai nesvarbu, kiek žmogui šiandien metų, ar jam 30, ar 50, ar 60, jisai tiesiog gali tuos dokumentus susikaupti šiandien ir dabar. Pagrindiniai dokumentai, įrodantis iki 1994 metų sausio 1 dienos įgytą socialinį pensijų draudimo stažą, yra darbo knygelė ir socialinio draudimo pažymėjimas. Šiuos dokumentus reikia pristatyti į Sodros teritorinį skyrių. Jeigu asmuo neranda darbo knygelės, jinai kažkur pamesta dingusi, tada reikėtų tiesiog kreiptis į archyvą ar buvusią darbovietę ir kad iš bylų būtų duodami išrašai apie Sodrai sumokėtas įmokas tam tikrais laikotarpiais ir pristatyti pažymas Sodrai. Taip pat tas užklausas vykdo ir Sodros darbuotojai, jeigu asmuo dėl kažkokių priežasčių negali kreiptis pats, tarkim, yra invalidas, jam sunku nuvažiuoti, ar yra kažkokių priežasčių. Tik be abejo, tada truputį galbūt sugaištama ilgiau laiko, kad kol suvaikšto laiškai, kol gauname atsakymai, o asmuo pats gali tai padaryti ir per dieną. Va todėl būtent ir raginu aš gyventojus neskubant susitvarkyti dokumentus iš lėto, kada sueina tas pensinis amžius, kad nekiltų kažkokio papildomo streso, nervų ir viskas būtų tiesiog visi dokumentai paruošti ir sukakus pensiniam amžiui ta pensija iš karto būtų mokama, netrūktų nieko ir pensijų byla jau tiesiog būtų paruošta pilnai su visais reikiamais dokumentais. Valstybiniai socialinio draudimo senatvės pensijai gauti tiek vyrams, tiek moterims būtina turėti ne mažesnį kaip 15 metų socialinio pensijų draudimo stažą. Neturint tokio stažo, pensija neskiriama. Europos krepšinio čempionato Lietuvoje metu Alytaus, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių miestuose bus įkurtos laikinos stovyklavietės, kuriuose bus pakviesti apsistoti mažiau išlaidūs krepšinio aistruoliai iš visos Europos. Panevėžyje palapinių miestelis bus įkurtas Tėtiška aeroklube ir nors čia apsistoti bus galima tik nuo rugpjūčio 30 dienos, jau dabar čia vietas rezervavę yra daug Lenkijos ir Didžiosios Britanijos piliečių. Manom, kad pritrauksim daug čia tų sirgalių. Jau prieš gerą mėnesį buvo užsiregistravę virš 100 Britų ir Lenkų. Matomai paskutiniam dienom dar jų padaugės ir paskutiniam dienom paprastai registruojasi turkai ir ispanai, kurių čia žaidėjai bus. Tai aš manau, kad tų žmonių bus čia tūkstančiai miegančių. Tai bus pastatytos palapinės organizatorių. Dvivietės, 250 statys, paskui galės, kas su savo palapinėmis atvažiuos statyti, kas su kemperiais atvažiuos, kas taip su mašinom galės čia statytis, ar su autobusais, vietų sočiai, taip kad visi tilpsim, nes praktiškai mieste nebus kur pasistatyti. Prie arenos ten prekyba vyks, gatvėse irgi tos vietos nėra, o čia yra netoli labai. Ir peškom nueiti, matomai bus atidarytas maršrutas nuo klubo iki Cido arenos, kad galėtų ir važiuoti
su autobusais. Palapinių miestelyje bus teikiamos ne tik apgyvendinimo paslaugos, organizatoriai taip pat pasiūlys įvairių pramogų. Kiekviena stovyklavietė bus suskirstyta į poilsio ir pramogų zonas. Pramogų zonoje bus siūlomos aktyvios pramogos, sportiniai žaidimai, rungtys ir turnyrai. Bus prekyba, vyks šiandien, scena pastatyta, kiekvieną dieną koncertai vyks visas tas dienas. Paruošėm angarą vieną, kur vyks trumpametražinių filmų festivalis. Taip pat vyks čia dviejas varžybos tuo metu, kadangi ir miesto gimtadienis, tai manom, kad šitų svečių Panevėžyje bus labai daug ir bus traukiami atvykti čia. Čia gal bus dar pastatytas ekranas ar koks didelis televizorius, kad tie sirgaliai, kai jų komandos nealošia, jie turbūt arenai nebus, kad galėtų ir čia kažkiek žiūrėti tą krepšinį. Taip pat padarysim plačią programą aviacinę, įvairių lėktuvų, parasparnių, skraidyklių, akrobatinių lėktuvų, parašiutiniai šuoliai. Žodžiu, atrakcijų bus čia visokių, kas ką norės, tą galės daryti. Beje, galimybė apsistoti stovyklavietėje Panevėžyje domisi ne tik krepšinio gerbėjai, specialiai atvykstantys stebėti rungtynių, bet ir šiaip po Baltijos šalis keliaujantys turistai. Ir vienus ir kitus apsistoti palapinių miestelyje vilioja mažesnė palyginti su viešbučiais nakvynės kaina. Nakvynė stovyklavietėje su sava palapine vienam žmogui kainuos 12 eurų, nakvynė dviem organizatorių parūpintoje palapinėje kainuos 35 eurus. Šiandien Panevėžyje vyko Lietuvos Respublikos ugniagesybos sporto čempionato bei pogrupio dalyvių kovos, kuriuose rungtyniavo kiekvienos apskrities geriausiai budinčios pamainos ugniagesiai gelbėtojai. Tikslas tai pasižiūrėti ir įvertinti du dalykus pagrindinius. Vienas dalykas tai koks yra pasirengimas realus ugniagesių gelbėtojų pagal normatyvus, kurie kiekvieną mėnesį yra laikomi vietose, tarnybose ir valdybose. Ir antras dalykas yra propagavimas ugniagesybos sporto, jau kuris senai vystomas Lietuvoje. Pagrindinis tikslas galbūt, sakykime, pačių varžybų būtų tai, kad reikia ieškoti formų ir būdų, kaip skatinti ugniagesius būti maksimaliai profesionaliais. Ir aišku, savame suprantama, išaiškinti tuos pačius geriausius iš geriausių, nes visi ugniagesiai pas mus yra geri, jie stengiasi, tačiau, kaip kitaip išaiškinsi, kuris Lietuvoje greičiausias, profesionaliausias, būtent tokių varžybų metu. Ir nepaslaptis paskatinti, sakykime, tuos, kurie galvoja, kad jų profesionalumas yra pakankamas, galbūt dar truputėlį pasistengti, pažiūrėjus į kolegas. Varžybose dalyvavę ugniagesiai gelbėtojai šiandien rungėsi dviejose – kopimo ištraukiamomis kopėčiomis į trečiąjį mokomojo bokšto aukštą ir skyriaus darbo nuo automobilinės cisternos rungtyse, kurios priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojo Vyganto Kurkulio teigimu yra vienos svarbiausių ugniagesių gelbėtojų darbe. Ugniagesiai privalo būti geros formos ir jie nenori, sakykime, yra reikalavimai keliami, jie gali sportuoti tiek tarnybos metu, tiek sportuoja ne tarnybos metu. O būtent toks, vėlgi, tai yra daugiau leidimas pasirodyti, ką aš sugebu, ką aš galiu, pasirinkti su kitais, pasižiūrėti, galbūt kažkuris kolega naudoja truputėlį kitokią techniką, kuri galbūt tos pačios ekstremalios situacijos atveju sugebėtų išgelbėti gyvybę, nes šiandien šiose varžybose pasirinktos rungtys yra būtent tie pratimai, kurie faktiškai kiekvieną dieną ugniagesio darbe yra reikalingi ir naudojami. Geriausia pripažinti ugniagesių gelbėtojų pamainai buvo įteiktos taurės ir piniginiai prizai.